Olandijoje. Jie prisibaimina, prezidentas Nausėda po vienu teledebatų atsisėdo šalia manęs, kai nuvalinėjo tą grimą. Ir sako, bet Orbanas kaip elgėsi Europoje, kaip visus nustatom blakstienų šantažuoja. Sakau, tai labai gerai, toks ir yra žaidimas. Sakau, daugiau žmonių bus jį palaikančių. Bet kaip jis negražiai elgėsi, prieštarauja bendrai krypčiai, bendrai karo krypčiai, sunaikinimo krypčiai. Tai aš sakau, mano didžiausia pagarba Vengrijos žmonėms, kurie turi ir išrinko Orbaną. Jie sugeba atskirti. Kiek Lietuvoje bebūtų tų žmonių, sunkiausias darbas, o kiti sako, o ką mums daryti, kaip padėti. Tai sakau, sunkiausią darbą dirbkite jūs. Kalbėkite savo artimųjų tarpe. Bendradarbių, artimųjų, kaimynų. Pabandykite atrinkti, kiek 2 400 000 Lietuvoje turinčių balsavimo teisę. 2 milijonai, kurie negalės suprasti, ką aš kalbu arba ką jūs kalbate, jeigu kartosite tą pačią mintį, kurią aš vystau. Jie tiesiog negalės suprasti. Ir tada sąmoningai ir negražiai, pradžiai net nepatogu kartoti, bet aš tada pasiremsiu Bibliją čiagi. Kristaus žodžiai. Nemėtykit perlų, nebarstykit vis rašo, bet man nemėtykit gražiau patinka. Nemėtykit perlų kiaulėm, nes jos atsisukusios gali sutrypti ir net jūs sugriaužti. 400 000, 500 000 tuos bendraminčius reikia suvienyti ir surasti. Aš vienas arba ta mano komanda, kuri yra, jie nieko padaryti negalės. Arba mes visi dirbame. Dar vienas niuansas, paprastas ir elementus. Kodėl Vaitkus neprašo pagalbos? Taigi, ar klausimas, apie kuriuos aš keliu tas vizijas, matymus ir kaip toliau turi būti, ar tas klausimas yra man aktualus, ar tai yra mūsų bendras reikalas? Jeigu jūs sakot, kad aš čia padarysiu malonę Vaitkui, tai Vaitkui ir jo komandai malonės nereikia padaryti. Tas mezgėjas, kur jisai prezidentinės kampanijos metu, ten jo nuotrauka graži buvo su to mano laikraščiu. Jisai sako, tokią mintį pasakė, sakau, jūs labai teisus. Sako, nesvarbu, ką kalba ir ten Vaitkus, svarbu, kad jo mintis atitinka mano interesus. Tai ir yra, jeigu šitos mano išsakomos mintis atitinka jūsų interesus, tai tada jūsų net prašyti nieko nereikia. Nes jūs žinote, kad reikia dirbti. Vienas gali vieną padaryti, kitas kitą padaryti. Ašgi negaliu žinoti, ką Petras, Povilas ir Jonas, ką jie gali. Jūs geriau galite žinoti. Ir tada sakot, o aš padarysiu tokio baro, tokio darbelį. Šaunu ir gražu. Visi gali prisidėti. Pagal savo sugebėjimus, pajėgumus ir taip toliau. Apie tą diskusijos net neina. Ar tai yra mūsų reikalas? Labai seniai bandėm ir galvojom su tokiais teisininkais. Prieš 22 metus, nežinau, labai seniai. Kad reikia kažką daryti, jiems priešintis. Ir tada pavadinimas sugalvojom, mūsų reikalas. Ir paskui tada paaiškėjo, kad itališkai tai yra Cosa Nostra. Mafijos grupuotės. Toks šaukinys yra Cosa Nostra. Ne šaukinys, pavadinimas, ar ne? Bet tai yra mūsų reikalas. Ne mano, ne jūsų atskirai, bet to žmonės suvokti negali, nes demokratijos daigai, o demokratijos pagrindiniai daigai yra nuo savivaldybių. Seniūnai, seniūnaičiai, mes turim juos išrinkti ir jie turi turėti finansavimą. O finansavimo nieks neduoda. Tai jeigu juos ir išrenkam, jie nieko padaryti negali. Mes nesam šeimininkai.
Jeigu jisai tinkamai partijai, tada suorganizuos ir duos pinigų, kad čia kažką padarytų ir tada žmonės toliau balsuokit už jis. O jisai toliau vykdys partinius nurodymus. Tai seniūnai, seniūnaičiai, iš apačios demokratija turi vystytis ir tuos daigus prieš 34 metus šitie mūsų išdavikai ir sunaikino. Nes politinė visuomenė yra pavojinga jiems. Nes jie pareikalaus atsakomybės. O ką jūs darote? Ir kodėl taip darote? O geriausias rezultatas, tai vis tiek nieko nebus. Sakau, tvarkoj, jūs jau pasidavėte. Sistemos požiūrių žiūrint, tokio rezultato ir reikia. Pasiduokite. Be mūšio pasiduokite. Maja dabyčia. Labai teisingai pasakė Ingrida Šimonytė. O jūs dabar 4 metus tylite. Nes mes išrinkti ir mes jūsų valdžia. Nu, jūs sąžiningai teisingai pasakė. Tai klausimas, ar mes sutinkame su šitokia valdžia, ar ne. Ir dabar pirmą kartą yra šansas. Zuikiai, labas. Pirmą kartą yra šansas mums pasakyti garsų ne. Pabaigsiu tuo. Nieks iš jūsų negali žinoti, ar aš ką nors nusiteikęs išduoti, nepadoriai pasielgti ir taip toliau. Nieks iš jūsų negali žinoti. Aš pats žinau, ką aš esu nusiteikęs padaryti ir aš pats prieš save žinau. Čia ligonėms sakydavau pradžioj, oi, kaip čia bus, ar čia bus gerai. Sakau, tikrai garantuoju, kad jūs numirsite. Tai pradžioj būdavo, sakau, nes visi numirsime. Bet sakau, nuo šitos kraujo ligos aš nematau jokių šansų jums numirti. Dabar, nes kai kurios kraujo ligos, kurių net gydyti nereikia, nors vėžys formaliai žiūrint. O kiti kraujo vėžiai, siaubas, gali būti 2-3 savaitės ir viskas, nebe šio pasaulio gyventojas. Tai čia atskira tema. Tai aš žinau, kad aš mirdamas būsiu ramus, nes aš pabandžiau. Ar man pavyko? Kitas klausimas. Ar man iki galo pavyko? Kitas klausimas. Bet aš pabandžiau. Ir aš užtat kviečiu jūs irgi pabandyti savo dalelę pridėti. Šalia to, ką aš ir bandau. Užtat ir sakau, ačiū jums, nes jūs jaučiatės žmonėmis. O tai yra pirmas žingsnis, norint ką nors padaryti. Ne tarnu, ne vergu, bet žmogumi jūs jaučiatės. Человек звучит гордо. Tegul būna originalo kalba ir tegul mane kaltina, kad Vaitkus myli Rusiją. Sakau, ne, aš Lietuvą myliu, ne Rusiją. Bet sakau, jūs įlindot į mano smegenis ir sužinojot, kad Vaitkus kažką tai myli. Jiems reikalinga uždėti štampą. Vaitkus kažką tai blogo daro. Visai nesvarbu, ką tas Vaitkus daro. Štampą uždėti, nes didžioji Lietuvos žmonių dalis pagal štampus ir gyvena. Tai aš galiu kreiptis tik tai į tuos, kurie bando mąstyti ir nori priimti sprendimus logikos ir savigarbos ir savivertės rėmuose. Taip. Ačiū Jums, viskas. Gerbiamas Eduardai, nuo bendruomenės žmonių, vaišnavų bendruomenės, mes jums padovanot norim pašto ženklą išleidom. Lietuviškas pašto ženklas, va čia, kad suverenai. Nu, žodžiu, tai va, labai dėkojam. Nes pašto ženklus renku, tikrai taip. Aš išgirdau, kad lietuviškus dar kažkaip tokius. Tai, gerbiamasis, mes tada kviečiam jūs prasado, tai yra šventinto maisto, plovą paragauti, pagrosime. Paskui, jeigu norėsim, dar šnektant kažką. Gerai. Tai va, ačiū Jums. Ačiū Jums. Ačiū. Gerbiamas profesoriau, aš tokią kietą vyrą nepamatęs. Einu dabar suvalgyti.